Išmurksinai katiną. Jo, šmurksinai, o čiulis tu. Labas, Arūnai. Labas. Labai džiaugiuosi, kad šį ankstų tokį šeštadienio rytą pas mus atvažiavai. Katinas va gerai išsimiegojęs. Kaip tu? O, per 2 kartus pamiegojau. Pamiegojau 11:30 nuėjau miegoti ir paskui dar ryte pamiegojau valandą, kai vaikas nuėjo miegoti. Na jau. Bet Gerai, jau įpratai prie tokio 6 ritmo, ne? valandas, tai normalu. Bet jau įpratai prie tokio ritmo, ne? Jo. Keltis miegot. Įpratau, bet nuovargis jaučiasi vis tiek yra toks kažkoks chroniškas jau, nieko nepadarysi. Kaip sakau, toks pachmas, bet be galvos skaudėjimo. Oho. Toks nuovargis. Ir čia matau, tu pagal mano podcast'o šitą tradiciją atsivežiai savo be galo ypatingą puodelį, ne? Jo. Kuo jis tau svarbus? O, jis man nieko nesvarbus, bet jisai man yra patogus, labai patogus, toksai kažkoks keista rankena. Čia yra kažkokie itališki puodeliai, jie kažkada buvo gaminami, ten buvo keli, bet liko vienas. Tai kažkaip saugau jį. Yra dar kaip, tu geriai iš tokio kavą, yra čia, kaip skonio reikalas yra. Man nepatinka, kaip būna stori, tokie dideli, tarkim, tie visokie su užrašais puodeliai, tokie moliniai sunkus, jie kažkaip kaip ne kavai atrodo. Mėgsti minimalizmą, ne? Nežinau, galbūt. O kavą tu vis dar geri tokia stiprią, nes aš atsimenu, kad tu labai stipriai gerdavai anksčiau. Ne, tokios jau nebegeriu. Netgi kartais geriu be kofeino. Ir geriu tik tai iki kažkur, tai iki 1, iki 12. Paskui nebegeriu. Tai Rūnai, aišku, nepaslaptis, kad mes su tavim draugaujam jau kokių 15 metų, gal daugiau. Daugiau, man atrodo. Tai mes čia galim taip asmeniškai ir kalbėti, neapsimetinėkim, kad susitikom. Jo, neapsimetam. Ir aš žinai... Ne, čia 1 kartą. Čia jau. Aš žinai, atsimenu tave iš mokyklos laikų. Ir tada, kai aš pati labai norėjau stoti į aktorinį, tu buvai mano toksai, žinai, pavyzdys aktoriaus. Iš tikrųjų, aš norėjau labai būti tokia kaip tu, tiesą sakant. Tokia kaip aš? Jo. Kai aš buvau, tarkim, ten 8 klasėje, 7, žinai, dabar tarkim, kur aš buvau tuo metu? Nacionaliniam teatre tu buvai tuo metu. Ir aš, žinai, iki šiol atsimenu spektaklį Aprengėjas. Jo. Su Regimantu Adomaičiu, amžinatilsį, jo, mes su Adomaičiu buvom kaimynai. Žinai, ir aš pamenu, kai vieną kartą aš važiavau į tą spektaklį ir mes su Adomaičiu važiavom kartu su 3 troleibusu, dar tada jisai važiavo iš Žvėryno ir stotelė buvo priešais Nacionalinį teatrą. Ir mes kartu išlipom ir aš, žinai, negalėjau patikėti, kad toks aktorius važiuoja į darbą Trūliku. Ir lygiai taip pat kažkuriuo ten metu, irgi aš gal buvau 9, 10, aš su tavim prasilenkiau prie prezidentūros. Ir kai įsivaizduoju, aš iki šiol atsimenu tą momentą. Žodžiu, tu tiesiog praėjai, bet mane, galima sakyti, stabas ištiko. Aš sustojau, atsisukau ir negi čia šitas Sakalauskas eina savo kojomis, o ne karieta važiuoja. Matai kaip. Jo. Tai tu kada nors turėjai tokį jausmą kokiem nors aktoriams? O, turėjau, jo. Jo. Žinoma. Aš pirmą spektaklį pamačiau, aš kažkokio žiūrėjau vieną, atrodo, dar kažką, kai buvau kažkelintoj klasėj, tokioj 7, gal 8, į Tauragę atvežė, akademinis atvažiavo, pamenu, ten kažką kostiuminis spektaklis, gal Molieras buvo dar kažkas, tik Sabalė atsimenu, buvo toks aktorius, didelio nosim, toks jau stambus. Bet jis man įspūdžio nepadarė, teatras, tas spektaklis, ir daugiau nemačiau spektaklių, nemačiau visiškai. Atvažiavau stoti į konservatoriją, neįstojau, nuėjau 21 technikos mokyklą,
ten visi susirinkdavo, kas neįstojo į dailioškę, į architektūrą. Ir ten kažkoks dramos būrelis buvo. Aš ten jį lankiau, bet nevaidinau nieko. Ir jie kažkaip turėjo pasirodymą kažkokį, kažkur išvažiavo, bet kadangi aš lankiau, jie gavo bilietus į jaunimo teatrą Eimunto Nekrošiaus Kvadratą. Ir profsąjungų rūmuose dar ant Tauro kalno tas teatras tuo metu buvo. Nežinau, ar jie remontavosi ar statėsi, bet jie ten rodė. Ir čia pirmas mano spektaklis matytas, tikras. Pamenu, praverkiau sėdėdamas pačioj paskutinėje eilėje. Visą spektaklį. Labai paveikus buvo. Ir čia aš supratau, kad taip jau, čia nėra taip lengva. Bet mano toksai, bet tai, ką tu pasakoji, yra labai įdomu. Nes mes nejaučiam kartais kokią įtaką darom žmonėm, nesvarbu ar aktoriai ar kas. Mes nežinom, nes tie žmonės neprieina, nepasako. Dabar kartais prieina prie manęs žmonės ir sako, čia pakvietė į Šiaurės licėjų pasikalbėti su mokiniais. Ir man išeinant prie mokytojas, vyrukas toksai, ir jisai sako, mes žiūrėjom jūs vaidinant, kai buvo mokiniai, mus atvedė į Helverį mokytoją. Sako, ir sako, iki šios dienos prisimena visi. Kokią tu įtaką darai. Kad kažkas tai matė, kažkas prisimins. Ir šiaip aktoriai tai yra savo kartos aktoriai. O paskui jau, kiti žmonės nebežino nieko. Tokia profesija. Bet žinai, Helverį aš irgi labai puikiai atsimenu Vaitkaus, ne? Kai tu ten vaidinai ir ypač ta pabaiga, kai tu jau ten tas tabletės valgai, ne, jau kad numirtum, kad tu tipo, kaip ir nesupranti, bet iš tikrųjų tu supranti. Ir aš žinau, kiek aš kartų žiūrėjau šitą spektaklį, aš visą laiką verkdavau. Ir aš save visą laiką įtikinėdavau, kad taigi čia Arūnas, ašgi jį pažįstu, čia Arūnas, jisgi ne iš tikrųjų. Ir žinai, tai buvo man tokia to spektaklio įtaiga, tokia tavo vaidybos įtaiga, kad tiesiog tu turi save įtikinėti, kad ne, jis dabar nemirs toj scenoj. Ką tu pats atsimeni apie šitą spektaklį? Kad jis yra, pjesė parašyta taip, kad smeigtų žiūrovai į širdis. Ten taip parašyta viskas. Aišku, reikia suvaidinti. Bet tai yra padaryta, kaip Triero, Larsas von Trieras. Šokėjo tamsoje ir aš žiūrėjau ir tu verki, tau įsmeigia ir tu matai, kaip yra padaryta. Tu matai techniškai tiesiog, kaip yra padarytas filmas. Jie įsmeigia tau peilį, bet kad neužtenka, kad įsmeigia, jie dar pradeda sukinėti. Ir tu sakai, taip, kaip ir netiesa kažkokia, bet aktoriai padaro taip, kad tu ištraukia tavo emocijas, tas ašaras, tą pergyvenimą. O kaip paskui išeiti iš vaidmens tokio sunkaus? Pagrindinis klausimas, reikia į jį neįeiti. Čia ne tu esi. Čia yra tas vyrukas, ne aš čia. Čia reikia, kaip tokio, man atrodo, reikia. Jeigu aš sakau reikia, tai dar nereiškia, kad reikia. Tiesiog kaip yra. Visam pasaulyje, aš manau, taip yra. Ta profesija yra, paskaityk bet kurios prisiminimus, bet kokio aktoriaus, pasaulinės žvaigždės mūsų, yra, kiekvienas turi savo kelią. Kiekvienas aktorius atranda savo stilių vaidybos. Kartais gali jisai nuvesti į šoną, o kartais jis būna teisingas. Į šoną kartais nuvesti gali tuo atveju, kada yra aktorius, kad jaustųsi patogiai, jisai turi būti kažkame. Jisai neturi būti aš čia pasakoju viską. Galima tai sakyti, kad kaip čia yra aš ir mano santykis į tą vaidmenį, bet tada yra nei tas, kažkaip toksai yra kažkas neaiškaus, kažkas lieka nedasakyta.
negerąja prasme nedasakyto, o tu nežinai, ar čia pergyventi už pasakojimą tą, ar pergyventi už tą, apie kurį pasakoja aktorius, ar pergyventi už patį aktorių, tai pasimeti truputėlį. Nors čia irgi sunkiai paaiškinami tokie dalykai. Bet yra, kad jaustis gerai, tu turi būti organiškas. Ir kartais aktoriai susikuria savo tokią specifinę organiką, kuri pradeda persekioti aktorių. Visą laiką iš spektaklio į spektaklį. Tai eina ta pati organika. Nes organika turi skirtis. Tai yra personažo organika. Irgi sakau, turi. Gal neturi, nebūtinai. Aš nežinau, kaip teatre turi būti, aš nežinau. Ir nesužinosiu tikriausiai. Nes teatras keičiasi, jisai keičiasi mąstymas žmonių, keičiasi tempai, keičiasi problemos. Bet šiaip žmogiškos problemos jos yra vienodos visą laiką, jos nesikeičia. Bet keičiasi interesai, motyvai. Todėl teatras gyvas yra, negali sakyti, kad teatre žinau viską. Aš viską supratau dabar. Ne, nėra taip. O yra tokie spektakliai, kurių tu labai gailiesi, kad jų nebėra? Revizoriaus gaila man. Jo. Tumino? Jo. Bet jo gaila man todėl, kad jisai nebuvo išvaidintas. Jisai man tobulas spektaklis atrodo. Yra keli spektakliai, kuriuos galiu pavadinti tobulais. Ir džiaugiuosi, kad man teko juose vaidinti. Jisai neišvaidintas todėl, kad reikėjo salę nuomoti, sudėtingas techniškai, erdvė didelė reikalinga. Ir per mažai jį rodė. Bet tik dėl šito gaila. O kad spektakliai numiršta, tai tikrai numiršta spektakliai. Tiesiog arba susirga, galima taip sakyti. Susirga ir nebėra jau toksai, kai buvo per premjeras. Kartais pagerėja po premjeras, būna geras ir paskui metams bėgant jisai pradeda klibėti. Ir nieko nepadarysi. Nieko nepadarysi. Čia kaip ir gyvenimas, kaip su gyvu organizmu. Statyk lašelinės, ten keisk aktorius, įvedinėk, jisai pradeda klibėti. Bet tai mano požiūris yra. Galbūt kitiem atrodo kitaip. O tavo, sakyčiau, ar tu gali taip pavadinti, kaip aš čia dabar pavadinsiu, Koršunovo epocha? Tokia nebuvo tavo gyvenime. Jo. Tai irgi, aš specialiai pasižiūrėjau, kada buvo premjeros, galvoju, aš buvau tada labai maža, negalėjau matyti, bet turbūt labai ilgai rodė, nes aš mačiau ir ten būti čia, ir senė, ir Labas Sonika, nauji metai, ne? Tai buvo turbūt labai ilgas laikas tų spektaklių gyvavimo. Ir jūs paskui, aišku, ten jau ir Meistras, ir Margarita, ne? Kur turbūt apkeliavot pusę pasaulio, gastrolės buvo ištisai. Aš kažkada paskaičiavau, su Koršunovu, tai virš 70 kelių šalių skirtingų. Daug su Koršunovu daugiausiai keliavo. Čia Koršunovo epocha, aišku, žinoma. Čia neišmesi to, čia jau lietuvių teatro istorija. O patiko tau su šiuo režisierium dirbti? Aišku, patiko. Žinoma, jisai visai kitaip. Jis savo kalbą atrado, savo kalbą, savo teatrą. Skiriasi, spektakliai skiriasi visų. Jeigu kartais taip, kai kurie taip persipindavo, tarkim, Nekrošiaus, Tumino, tokia kažkas bendro buvo. Kartais susiliedavo tarsi. Tai Vaitkaus, Koršunovo tai labai skiriasi. Koršunovo visiškai skiriasi. Skiriasi teatrai. O turi savo mėgstamiausią Oskaro spektaklį? Aš pavadinčiau tobulais jos. Aš vadinu tobulas spektaklis. Tai yra, Koršunovo yra Meistras ir Margarita. Tavo tas katinas begemotas tai buvo neįtikėtinas. Gal, sakau, palyg taip pats būčiau matęs. Katinas. Aš šiaip norėjau benamį suvaidinti, bet taip gavosi, kad mes repetavom, bet visi ir
Gavenonis geriau užsikabino už Benamio. Nes man pasirodė Benamis labai įdomus vaidmuo. Aktorinė prasme. Jo. Dainius puikiai padarė. Bet gavau katiną, ką padarysi, reikia katiną. Ir... Oi, nebėra katiną. Nebėra. Ja. Galima ir katinus vaidinti. Dabar Nykštuką vaidinu. Nykštuką? Ja. Kur vaidini Nykštuką? Ronija Plėšiko dukra. Ja. Bet jį labai retai rodo. Retai. Čia Eglė Nes pavargstu aš Nykštuką bevaidindavau. Jo, nežinau, kodėl retai rodo. O tu, Arūnai, dabar pasakei apie Roniją. Tu nelabai daug, man atrodo, esi vaidinęs moterų režisierių spektakliuose. Ne? Nepagalvojau. Dabar pagalvok. Tavo vis tiek pagrindiniai režisieriai Tuminas, Vaitkus, Oskaras. Varnas, taip. Dabar kažkaip įsižeis kas nors, neprisimenu. Janas Ros vaidinau, bet tai įvedimas buvo vietoj Džiugo Chaose. Janas Ros spektaklį vaidinau. Jo, ko gero, ne, daugiau. Arūnai, o tu dabar labai daug dėmesio skiri savo aktoriniai studijai. O ką jūs ten darot? Mes vaidinam, mes improvizuojam, vaidinam, sukuriam situacijas įvairias, jas apkalbam, kas tai yra, kaip ir analizuojam, kaip žmonės tai daro, kodėl vyksta tai, tarkim, kalba vieną dar, o nori visai kitų dalykų. Kad tu atskirtum, kas čia vyksta, kas darosi, motyvai. Motyvų nelabai sužinosi niekada nei gyvenime, bet poelgiai yra kartais šabloniški labai. Kad vaidinam kažką, ko mes nesam. Paprastas dalykas, galiu visiems pasakyti. Jo, čia kaip yra, tarsi, ateini kažkur tai, ar į naujo kolektyvo, ar dar kažką, arba, pavyzdžiui, yra situacija kokia nors įtempta, sunki, ir tu nervinėsi. Tu nervinėsi, galvoji, kaip čia, ką tau reikia daryti, reikia tiesiog užmiršti tai ir stebėti, užmiršti, nepasiduoti emocijom, ir stebėti žmonės aplink, kaip jie elgiasi. Tiesiog žiūrėti. Permesti dėmesį į juos, ne į save, ne pats nedrebėti. Čia toks aktorinis prisitaikymas yra. Žiūrėti, stebėti į savo partnerį, į šito žmonės, kur tu atėjai, kas ten vyksta. Ten gali būti vakarėlis, gali būti bet kas, kur daug žmonių yra ir kur yra įtampa. Kaip visi įeina pro duris įsitempia. Kaip tiesiog, kada atsipalaiduotum, tiesiog stebėk žmonės ir tada pamatysi, kas vaidina, kas su kuo nori susipažinti nedrįsta. Viskas matosi, žmonės taip yra tokie perregimi pasidaro. Tai čia jau tavo skvarbi akis. Mums čia matosi labai. Jūs, jeigu taip darysit, matysis. Tiesiog permeskit žvilgsnį į kitus žmonės. Ne į save galvokit, kaip čia Jėzus Marija, kas prie manęs prieis, kaip čia dabar man prieiti, tiesiog žiūrėkit ir viską. O tu, pavyzdžiui, kai ateini į kažkokią naują kolektyvą, tarkim, į kažkokią vietą, tu stebi žmonės kaip aktorius, tarkim, kad nusibeždžioniauti kažkokius tai judesius, emocijas. Žinoma, tai yra profesijos vienas toks iš gerų dalykų ir iš blogų, nes tu visą laiką stebi. Bet jau tai darosi automatiškai. Tu nesakai, o dabar pastebėsi. Tiesiog žiūri ir viskas. Įsidirba tokie, nežinau kaip tai pavadinti, įpročiai, refleksai, nežinau. O tas parodijos žanras tau kaip jis? Parodijos žanras? Dviračių šou, tarkim. Kaip? Jisai, jeigu gerai padaryti, tai jis fainas, smagus. Kažkur tame turi būti juokinga. Ar tekste, ar taip, kaip tai darai.
Bet tai reikia padaryti, o tai yra iš tikrųjų sunku labai. Nukopijuoti, padaryti balsą. Tai sunku, ne visi sugeba, man nelabai sekasi, galiu pasakyti. Gal jeigu dirbčiau, bet tai ne. Na, išmurksinai katiną. Jo, išmurksinai, ko čiulis tu. O Arūnai, pavyzdžiui, tas improvizacijų, šou, kuris buvo gana ilgą laiką LRT, pagal kampą. Žebrauskas tavim vaidino, ne? Jo, Rudokas, Bružas, Michelevičiūtė. O kodėl jūs Rimantė Valiukaitė. Išsibarstėt? Buvo tokia faina laida. Nežinau, gal 2 metus jinai, ar kiek, 2 sezonus. Man atrodo, nudrožėm ją. Tiesiog ją dažnai kartodavo, 4 kartus, atrodo, per savaitę ją parodydavo. Ryte, dar kažkada vakare, dar paskui antra programa. Kažkaip, aš žinau, kad 4 kartus per savaitę rodydavo vieną laidą, vieną ir tą pačią. Ir nusidrožė jinai. Ir be to ir mes tikriausiai priėjom kažkokios lubos. Priėjom kažkokias lubas, mes negalėjom iš to padaryti spektaklį, tarkim. Viena tema kokia nors, kaip užsienio improvizacijos daro, yra, sukuria spektaklį, ateina žodį pasako ir pavadinimą spektaklį pasakai ir jie 1,5 valandos atvaro pagal tą pavadinimą. Koksai. O apie užsienį dabar pasakai, kaip tau, pavyzdžiui, tas Anglijos, toksai teatro modelis, kad vaidinamas spektaklis kiekvieną dieną ir paskui jisai nuimamas. Labai paprasta yra, jeigu čia rodyti kiekvieną dieną tą patį spektaklį, tai čia mes greitai jį pažiūrėsim. Ir jį reikės nuimti po 2-3 savaičių, po mėnesio, tarkim. Ir viskas. Čia yra repertuarinis teatras. Ir gerai, kad gali keistis. Ta prasme, keičiasi spektakliai. Kartu ir blogai gal spektakliam. Nežinau. Bet kita vertus nusibosta. Jo, teatras turi tą, kad tiesiog, gal kitiem aktoriam ne. Man, aš atvirai sakau, man nusibosta. Nuobodu darosi. O yra buvę tokių spektaklių, kur tu, pavyzdžiui, šitai, kad šiandien reikės vaidinti ir taip, nenoriu eiti į teatrą. 70% yra tokių. Rimtai? Netgi ir ten, kur norisi, kaip ir reikėtų sakyti. Sunkus darbas, nesinori dirbti. Aš nesuprantu, kaip žmonės sako, aš be darbo negaliu. Aš irgi negaliu be darbo, jeigu sėdėti ten kažkiek tai mėnesių. Bet eiti vaidinti kiekvieną dieną, tikrai ne. Sunku. Iš tikrųjų sunku. O, pavyzdžiui, kai žmonės sako, koks čia aktorių darbas, išeina ir maždaug čia, ką jie čia, kas čia sunkaus, kad atsakytum, tai kas čia sunkaus? Nieko sunkaus nėra, ten lengva labai, ateini ir su skuduru pamajuoja ant scenos. Ne, kaip, ateikit ir suvaidinkit, pamatysit, kaip, sunku, labai sunku. O jeigu nebūtum aktorius, ką galėtum daryti? Dabar, pavyzdžiui, jeigu visi teatrai sakytų, ne, Arūnai, mes tavęs nebekviesim, ką darytum? Susiraščiau, ką daryti. Ką nors kitą daryčiau, iš tikrųjų. Jeigu tai pasako, tai ir nereikia eiti, iš tikrųjų. Yra kaip, dabar jau taip yra tokia biškutį, toksai smėlis tarp dantų, kad gal ir reikia baigti. Likti žaidime, neturint gerų kortų, kažkaip žaisti vien dėl to, kad gali žaisti, kad nežinau. Čia vaidinom tą komercinį spektaklį, šitie Puolė dievai. Ten geras tekstas yra. Ten buvę dainininkai nori vėl sudainuoti kažką. Ir viena iš personažių sako, mes iš tikrųjų mes tai dundam kaip varikliai, kurie niekada negali užsivesti. Ir paskui sako, aš nenoriu, kad iš manęs juoktųsi. Tai man svarbu yra tas, kad kažkas pasakytų, kad tu nebeigal.
iš šono. Nes aš galiu apsigauti ir galvoti, kad man dar viskas gerai sekasi. Bet tau iš tikrųjų gerai sekasi. Kas, tu, katinėlė, ar man sekasi gerai? No. Aišku. O yra dar vaidmenų, kuriuos tu labai norėtum suvaidinti? Yra, Karalių Lyro norėčiau suvaidinti. Ja. O kieno režisuota? Čia klausimas ir yra. Tai yra, kas sutiktų leistis į tą kelionę tokią sunkią. Ten viskas yra šitą piesiai. Tai gal pats pastatyk? Niekad negalvoji apie tai? Yra, čia skirtingos profesijos. Visiškai režisierius. Aktoriai dažnai pradeda režisuoti. Taip, žinoma. Taip, bet yra kaip ir, pavyzdžiui, neprofesionalus mokyti improvizuoti. Jie pasiekia tam tikrą lygį ir toliau kažkaip taip labai sunku prasiveržti. Tai aktoriai irgi režisuodami pasiekia tam tikrą lygį ir toliau kažkaip gaunasi normalūs, geri spektakliai, bet peržengti, tarsi, pereiti į režisieriaus lygą yra labai sunku. O tu, kai eini į teatrą dabar, tu jautiesi, kad eini kaip namo? Ar tu eini į darbą? Einu aš kaip namo į tos koridorius. Ten ir nakvota yra 100 kartų. Čia nacionalinė. Jo, nacionalinė. Ten ir pragyveno žmonės tam teatre visus savo gyvenimus. Tai mano irgi, kiek jau 36 metai ir kiek, 37. Nuo 89, tai kiek čia bus? Daug. Jo, daug. Tai va, einu kaip į namus, nors viskas daroma, kad aš eičiau kaip į ofisą. Tai yra toksai, viskas daroma, kad aš turiu spręsti, man ateina interneto saugos klausimai, turiu, ir sako, dar jūsų nepasirašytas dokumentas. Ir ten laikau egzaminą kažkokį. Jo, yra, taip. Toks formalesnis pasidaro teatras, kažkoks toks. Vaikšto žmonės nepažįstami. Vieni sveikinasi, kiti ne. Aš vakar su Rimantu Štaru, ilgamečiu Kauno nacionalinio dramos teatro administratorium, buvau susitikus. Tai irgi mes kalbėjom apie tą, žinai, teatrą dabar ir teatrą prieš daug metų. Ir jis su tokia nostalgija sako, bet kaip anksčiau būdavo ten, va tokie namai, kad tiek būdavo vakarėlių, sako, kokios buvo teatro dienos pas mus. Ir kad po premjerų ir po spektaklių viskas buvo kitaip, o dabar, visi baigia vaidinti, išeina, taip ir yra. Bet keičiasi laikai, viskas normalu, negali gyventi savo prisiminimų dėžutėj. Yra kaip tada tu pats save stabdai. Aš visą laiką dirbau su jaunais žmonėmis. Ir dabar dirbu su jaunais, aplink vien jauni žmonės. Ir kažkaip randam bendrą kalbą. Viskas gerai yra. Dabar jų teatras yra. Buvo mūsų. Ateis kiti žmonės, tai jų teatras liks kažkaip praeitį. Čia neišvengsi šito. Čia yra paprasti dėsniai, kurių neišvengsi. O tu teatre turi draugų? Turiu. Tarp aktorių? Jo. Aktoriai visi draugai, nors jie yra konkurentai kažkuria prasme, bet šiaip iš tikrųjų draugai yra. Patvirtinai. O kaip dėl visų teatrinių intrigų? Pamenu, kažkada mes pajuokavom su tavim, kad aktoriai labai apšnekinėti mėgsta. Aišku, bet jie apšneka, jie režisierius apšneka. Kaip neapšneka, tiesiog pasakoja, kaip yra. Aktoriai susitinka, nesvarbu iš kokio teatro, jie apkalba režisierių, neapkalba. Tiesiog papasakoja, kaip tas režisierius dirba, kaip tas dirba. Ko gero režisieriai susitinka ir sako, kaip tau tas aktorius. Man atrodo, kad jis irgi ją pasikalba, jeigu kalbasi. Tai tik tame, kaip, ne tai, kad pletkininkai, bet mes papliurpiam, kaip turi būti. Pakalbam.
O nacionaliniam teatre dabar ta atmosfera apskritai, jinai tau, panaši į tą atmosferą, kuri buvo, pavyzdžiui, prieš 10 metų? Nes, vat, kaip sakai, ten atsiranda naujų žmonių, ane, kažkaip jisai labai... Ne, keičiasi atmosfera. Dabar po remonto yra kaip, man tai Twin Peaksas atrodo, ten tie baldai tokie raudoni, koridoriai, eini, taip lemputė susidega, viskas modernu, viskas gerai. Atmosfera, matai kaip yra, kaip sako teatras, jo? Teatras. Teatras tai yra tuščia dėžutė visiškai. Teatrą padaro žmonės, kurie tuo metu yra šitoj dėžutėj. Ta prasme, ne aktoriai, visi, kas dirba teatre, jie kuria teatrą. Tai teatras ir yra toks, kokie yra susirinkę žmonės. Kokie žmonės ateis, toks ir teatras bus. Tai dabar yra va toks, o išraiška yra per spektaklius. Žiūri spektaklius, kokie spektakliai, tokie ir žmonės. O tu norėtum savo kursą surinkti? Studentų. Labai didelė atsakomybė yra. Labai didelė atsakomybė. Yra kaip, aš žiūriu į aktorius, čia kažkada prieš keletą dienų mane aplankė tokios mintys, kad kažkokie asmeniniai gyvenimai katastrofa beveik visų. Gal taip ir ne vien, pasirašyk man čia ant maikės. Katastrofa asmeniniai gyvenimai. Kažkaip ar tą profesiją padaro, ar gal ir kitur tas pats yra, aš nežinau, bet kitur aš negaliu pasakyti, nežinau. Arba žmonės visi linkę pasidaryti savo katastrofas. Yra tokia nuojauta yra, dėl to, kad mes tiek daug žinom ir vis mums nesiseka. Vis nesiseka. Vis kažkokios bėdos, kažkokios bėdos ir tos bėdos tarsi yra kažkur tenai, kažkur toli. Čia, va, ten blogai, ten blogai, ten blogai, bet nėra, ką aš darau blogai. Nėra, nieks nepagalvoja, kaip, čia yra problema. Žmogus taip padarytas yra, kad man taip atrodo, kad yra visus savo paklydimus, visas klaidas aš kažkaip pateisinu. Taip buvo, taip reikėjo, taip kas. Bet tuo metu nesuvokiai. Nors iš esmės visi suvokia, kad blogai daro. Visi suvokia, kad blogai daro, bet vis tiek darom. Bet čia yra matyti įdėta kažkas, tas čipas kažkoks dievo, nežinau kieno. Įdėta, kad eik ir klysk. Eik ir klysk. Eik nusilaužyk ragus, iškentiek, kad suprastum kažką, kas kaip vyksta. Bet ne, mes niekada nepasimokom, niekada nesuprantam, nors yra prirašyta aibės knygų, pristatyta filmų, pristatyta spektaklių, nes neveikia tai. Vis tiek tas yra tas kelias, kur turi ten kaip dabar čia, tarkim, politikai. Bet čia politikai yra tik tai, kas matom jie yra. Bet reiškia, jeigu jie yra tokie, kas iš tikrųjų dedasi, galima pagalvoti, kas iš tikrųjų dedasi. Jie taip prisimenė, kaip Egziuperi rašė, jo. Realybė yra tai, ne, kaip jis ten tiksliai nepakartosiu, bet yra tas realybė ne tai, kas vyksta iš tikrųjų. Va. Visi mes čia kalbam, aš irgi čia aiškinu, rašom, kalbam, socialiniai tinklai, bet realybė yra kitokia. Realybė yra žiauri, yra viskas išdaužyta yra. Vidus yra sugriuvęs. Čia taip apokaliptiškai kalbu, bet jeigu gerai pasižiūrėjus, tai yra, va čia kartais mane apima panika. Apima panika. Kur bežiūrėčiau? Aišku, tai požiūris, galbūt čia nuo požiūrio priklauso, bet kitas žmogus mums nesvarbus yra beveik. Atjautos nėra. Aš nenoriu būti tas toksai senstantis aktorius, kuris sako, kodėl? Aš irgi toks esu.
kad čia gali kalbėti daug, o iš tikrųjų galvoju su žmogum apie jo problemas, o iš tikrųjų galvoju, kad tik greičiausiai baigtų čia pasakoti savo bėdas tas, kam čia rūpi. Pagalvoju taip. Bet reikia atpažinti save kažkaip. Jo, reikia save kažkaip atpažinti kažkaip, bet tai suvoki per vėlai, bet ačiū Dievui, kad bent suvoki. Yra tas dalykas, yra toks, kaip nieko nesugrąžinsi, nieko nepadarysi ir nieko neperspėsi. Visi turės praeiti šitą. Visi, va dabar žiūriu jaunus ir tiesiog jau matau, kaip jiem bus blogai. Jo, ateis laikas tas, kada bus 55 metai, dabar visi jauni, tarkim, kiek jiem 30 metų dabar jam, 25. Po 20 metų jau bus viskas kitaip. Dabar ypač. Ir jie irgi susidurs su tom problemom, kur aš dabar susiduriu. Ar čia verta, ar čia nuobodulys yra, ar aš nebe suprantu šito tokio greito pasaulio. Ar yra, kur tiesa labai sunku suprasti. Kur tiesa, kur yra iš tikrųjų, kur menas yra, kur yra tiesiog amatas, kur yra profesija, kur yra mėgėjiškai viskas daroma. Viskas susiniveliuoja labai ir labai sunku atskirti. O tau yra buvę gyvenime tokių etapų, kai tu galvoji, kad viskas jau gyvenimas praėjo, nieko nebeįvyks, nes viskas, kas geriausia, įdomiausia jau buvo? Jo, buvo. Visą laiką tai buvo. Labai greitai yra, kaip, tas labai greitai ateina, kai dirbi su vienu režisieriu daug, atsibosti ir jam, ir jisai tau atsibosti. Jau tu žinai, ko jam reikia. Atsibosti, iš tikrųjų. Čia, yra kaip režisierius pasinaudoja aktorium, aktorius pasinaudoja režisierium, jeigu taip atvirai kalbėti. Ir paskui kažkur aktorius išmoksta iš to režisieriaus. Aktorius turi, tarkim, su kiekvienu vaidmeniu lyg pažengti kažkiek tai į priekį. Bet yra bėda ta, kad kartais tie vaidmenys neduoda tau pažengti. Ir tu nepažengi. Ir vieną kartą nepažengi. O vaidinti reikia, nes tai tavo profesija, pragyventi reikia. Iš kažko tu turi gyventi. Ir tu turi vaidinti. Ir čia yra bėda. Bet kartu ir tokia profesija, pats pasirinkai, nieko nepadarysi. Ir tada būna įsiskyrimai. Visi režisieriai turėjo savo vedančius aktorius. Visi aktoriai turėjo savo režisierius. Ne visi, bet man pasisekė. Iš tikrųjų, pasisekė. Tobuli spektakliai. Tarkim, Gintaro Varno publika. Tobulas spektaklis buvo. Tobulas. Koršunovo Meistras ir Margarita tobulas spektaklis. Labas Sonia nauji metai. Irgi tobulas spektaklis. Dar ir daugiau yra. Ir paskui, kaip yra mano gyvenime, tai buvo taip, kad tiesiog atsimuši į sieną kartais. Taip kažkokie, kas 7 metai, kas dar. Bet kažkaip pavykdavo kažkur tai prasiveržti. Kažkas pavykdavo, nors ir nelabai norėjosi, bet yra, kadangi pats esi instrumentas ir pats save nudrožia kartais. Nes negali susitvarkyti. Mano atveju, tai aš tikrai negalėdavau susitvarkyti, nes nežinodavau, ką daryti, kas. Tiesiog nežinai. Stovi prieš sieną ir nežinai. O jautiesi blogai. O kai atsiranda tas jausmas toks nereikalingumo, tai kaip save motyvuoti tada? Kaip ta tuštuma tokia liktai. Nesikabinėk prie kitų žmonių tada. Supranti, kaip yra. Ne jie tau padės, pats savo padėsi. Pats turi save sudominti, bet būna taip, kad, labai gerai atsimenu, kai pradėdavom repetuoti ir aš jau matau pabaigą. Aš matau tą spektaklį, koks tai bus. Bet čia yra viena bėda buvo mano. Paskui
paskui kaip perskaitai pjesę ir staiga supranti, kad tą gali suvaidinti. Pajunti, va tiesiog tas yra taip, tu žinai, tu gali tą padaryti. Ir pradedam repetuoti ir režisierius nuvelka į kitą pusę visiškai. Ir tu jau nebegali prisitaikyti prie šito. Atrodo, tu gylį pamatavai iš šito vaidmens, bet sakote, čia čiuoš paviršium, kažkaip. Ir taip irgi blogai. O dabar, kai tavo gyvenimas visiškai pasikeitė, ne, ir tu labai daug apie tai kalbi, labai iš tikrųjų daug viešai apie tai kalbi. Ir aš, žinai, prisiminiau, vėlgi, toks sutapimas įdomus, kai mes pristatinėjom kartu mano knygą Niki. Atsimeni? Tengi buvo viskas apie tai, kad gimė mano sūnus ir maždaug kaip ten ir pasikeitė viskas ir taip toliau. Ir aš atsimenu, kad mes su tavim tada apie tai dar kalbėjom. Ir ten yra toks momentas aprašytas, kad kaip anksčiau maždaug man atrodė, kaip svarbu yra tas kažkoks tai šlovės momentas, kaip svarbu ta kūryba, kaip svarbu eiti atidarymus, uždarymus ir kaip reikia to viso tokio socialinio dalyko. O kai gimė mano pirmagimis sūnus, man visą tai taip nublanko, žinai, ir aš pagalvoju, niekas nesvarbu, tik tas vaikas svarbu. Ir, žinai, kaip aš anksčiau sakydavau, kad maras, karas, badas, koks skirtumas. O dabar tai, oho, kaip nesinori, kad būtų karas, maras, badas. Ta prasme, kad visiškai kitkas galvojai. Jo, taip yra. Visai, tu sukiesi apie jį visą laiką. Tarsi visą laiką vaikščiotum su tušinuku rankoje. Nežinau, ko palyginti. Tušinuką gali padėti, o jo nepadėsi. Ir kaip... Jo, viskas pasikeitė. Man tai tas buvo labai ryškiausia. Nuo ko aš tai pavargdavau, anksčiau aš nesuprantu. Nuo ko aš tai pavargdavau. Ir kokie mano rūpesčiai buvo, jo. Kaip čia suvaidinti tą. Su laiku ateina tas, kad kaip suvokimas, kad tu nieko nepakeisi. Iš tikrųjų nieko nepakeisi. Teatras gali padėti, tai man taip atrodo, padėti pajusti kažką. Pajusti, kas su tavo gyvenimu yra gerai ar blogai, pajusti, bet jisai nenukreips tavęs niekur. Tu nepasikeisi pažiūrėjęs spektaklį. Tu gausi sukrėtimą tuo metu, bet paskui tai išgaruos. Todėl kaip yra, nes dabar truputėlį man atrodo taip yra, kad kai kurie spektakliai, kad geriau tu straipsnį parašyk tą temą. Sprendžia tokias socialinės problemas. Ne socialinės, bet ne savo problemas sprendžia teatras truputėlį. Ir dar toks jausmas yra, kad kai kalbi su režisieriais ir jie sako, ne, dabar nežiūrės, nes čia dabar greitai, publika pripratusi prie skrolinimo, čia prie ekranų, tai mes kažkaip tarsi teatras žengia paskui publiką. Publika ateina tokia į teatrą, mes norim šito, prašau imkit. Mes norim to, oi, tas mums nepatiko, duokit man tą, imkit šitą. Net turėtų būti, žiūrėkit šitas. Čia sunku, jo, žiūrėkit. Sunku? Ne, sunku. Bet taip, kažkaip reikia pratinti publiką prie skonio, prie temų, prie kažkokių dalykų. Yra toks jausmas. Ar tai yra iš tikrųjų, aš nežinau. Bet čia aš kalbu apie savo jausmą. Toksai truputėlį taip. Čia pajuokinsim, čia padarysim tą. Ir tai, kaip, nekritikuoju aš, bet tiesiog savijauta tokia yra. O kiek dabar teatras tavo galvoje užima vietos? Kai tu jau turi sūnų mažiuką? Dabar tai mažai, bet iš tikrųjų tai yra galvos skausmas, kaip jau man pensija to kitais metais. Ir kiek mane laikys dar tam teatre iš tikrųjų, kiek pats būsiu.
nes reikia dirbti. Vaikui tik 1,5 metų. Kiek aš čia išpratempsiu, jei vaikas sakys, tėti, aš noriu ledų. Sakysim, neturiu. Tai va, čia yra galvos skausmas. Kaip ir tu sakei, karas, badas, mara. Yra tas. Ir apie aktorius kalbant. Labai dar priklauso nuo sėkmės, kuri neaišku, iš kur ateina. Nuo sėkmės tame, su kuo susitiksi. Koksai režisierius, kokie kolegos. Čia labai daug gerų aktorių dabar yra. Labai daug. Ir reikia, kad kažkas tai juos atrakintų. Duotų jiem tokį rimtą darbą. Aš nesakau, kad jie nerimti yra dabar, kur daro. Bet tokia, kad aktorius pasikeistų. Aš matau, kai kurie jauni užlipa laiptelį aukščiau, užlipa, o kitus pradeda išnaudoti. tą patį daryk. Tai va, aktoriam reikia šito augimo. Ir gal ateis ta diena, kada pajusi, kad viskas vyksta. Galėsiu pasakyti, man pasisekė iš tikrųjų. O jeigu dabar iš naujo tektų gyventi, tarkim, tu dabar baigi mokyklą, stotum į aktorinį? Nežinau, aš nežinau, čia nežinau. Bet su savo dabartinė patirtim, dabartiniu žinojimu, kas vyksta. Su dabartiniu žinojimu, su savo patirtim, tai man nereikėtų net stoti. Irgi faktas. Ne, nenorėčiau pragyventi dar kartą. Nes šiaip dar kartą praeiti savo šitą kelią, tai ne, tikrai ne. Tiek kančių pačiam susikurti, nežinoti, kaip reikia gyventi. Iš tikrųjų, kaip yra. Kaip atvažiavau į Vilnių 18 metų, rankos kišenėse, taip ir dabar jaučiuosi. Ir tas Juško spektaklis, fikcijos. Ten tiesiog man kaip peilius smeigia, ten yra tekstas to personažo, jis ten kalbasi su Kazanavičiaus personažu. Kazanavičiaus personažas sako, berniuk, ką čia veiki? Stovi, sakau. O kodėl tu čia stovi? Šiaip savo. Kiek tau metų, berniuk? 60. Ir taip. Iš tikrųjų, lygiai tas pats, niekas nepasikeitė, tik laikas prabėgo. Ir vėl neturėti kur gyventi, bastytis 15 metų pas draugus, namuotis, miegot pas draugus, užeiti ten. Kažkaip nenorėčiau. Nenorėčiau vėl tokio, Bet yra, kaip aš sakiau, kaip sakiau, kad visi žmonės sugeba kažkaip tai susimauti. Kažkame. Nes nežinosi, kame ir ne visi. Aišku, ne visi, bet ne visiems taip sekasi. Asmeniniai gyvenimai. Man ne. Ir ar aš čia vienas kaltas? Kažkuria prasme taip, bet iš kur aš galėjau žinoti? Iš kur aš nieko nežinojau, tėvo neturiu. Neturėjau tėvas, kaip nieko manęs neišmokė. Ką pats į save koncentravausi labai stipriai. Ar puikybė buvo? Buvo puikybė. Per tos, kur sakiau, minėjau, buvau archyvose. Ten pradėjau rodyti, ką aš dariau televizijoje. Ir ten vaidinau, ir toks spektaklis, net neprisimenu. Ten tragedija buvo tiesiog kažkokia. Žiūri, kiek daug pridaryta visokių nieko. Ir aš kalbu ten jaunas. Ir paskui interviu su Javaičiu, kai mes repetuojam su Koršunovu, tai buvo 2000 metai, Shopping and Fucking. Mes stovim po medžiu tokie sulie, ar tai tupim, kalbam. Ir aš žiūriu į save ir jau toksai kietas, mes čia reikia daryti taip, jau vaikas nebesu, jaunas toksai.
jau toksai pajutęs sparnus, toksai, matyt, atrodžiau kitiem pasikėlęs kažkoks toks, išmanantis daug. Bet paskui tas išmanimas dingsta kažkaip. O esi patyręs absoliučios laimės jausmą? Jo, tikriausiai. Jo. Absoliučios tokios, jo. Kai sūnus gimė. Ten buvo sukrėtimas toks, gimdymo namuose, jo. Ten kažkas griuvo, bet kažkas dar neateina, labai kažkaip yra kažkas bus dar, kažkaip, o kai jis auga, yra kažkaip, mama jaučia iš karto kažkas, o aš kartais žiūriu į jį ir taip gal, jo veidas keičiasi beveik kas savaitę ir taip nieko nesupranti, kas ten yra, kas iš jo bus. Ir norisi, kad būtų taip, kaip tu sakysi, kad kažkas, ir supranti, kad tai nesąmonė yra. Kad jisai irgi turės praeiti va šitą kelią, kuris nėra labai lengvas kažkoks. Gal ir lengvas, bet nežinau. Bet yra tas toksai, labiausiai nenorėčiau, kad jisai, kad jisai kartotų tai, ką aš dariau. Kad nelystų į tenai kažkaip. Bet va čia yra rūpestis. Bet kartu ir supranti, kad čia ne tavo reikalai. Yra kiek tu galėsi duoti, tiek duosi. Prieš jį neapsimesi, nesuvaidinsi, jeigu jaučia tave, kur tu meluoji, kur kažkas yra. Kaip aš atsimenu dabar vaikystėje, aš atsimenu suaugusius, kurie man meluodavo. Nes taip nebuvo, iš tikrųjų meluodavo. Nors tuo metu sakydavo, jo, iš tikrųjų. Va čia absoliuti laimė, bet jinai kaip yra. Laimė tai kaip ir nėra tikslas, jinai būna kartais. Ir dingsta. Mes norim visą laiką taip jaustis, bet taip nebus. Nes viskas keičiasi yra. Mes negalim nieko prognozuoti. Kaip mes prognozuojam tos karų, kada baigsis karas. Jeigu žmonės tai priklausytų nuo žmonių, tai viskas seniai būtų sutvarkyta. Bet reiškia, mes nemokam. Čia ne nuo mūsų priklauso. Nei tie prezidentai, nei kas. Jie nieko nepadarys. Čia ne nuo mūsų priklauso. Čia yra sprendimai yra kažkur kitur daromi. Jo, mūsų tikslas tai yra nesugadinti dar labiau viską. Nepakenk. Man taip atrodo, aš nežinau. Gal mes ir įminsim tą paslaptį, kada iškeliausim. Ten tokia yra neįminta paslaptis. O gal ir neįminsim, nežinau, nieks nežino. Šiaip reikia kažkaip koncentruotis į tą gerąją pusę, nereikia taip, mano įprotis matyti, išžvelgti kažkur tai kažkokius blogus dalykus. Gal jų tenai ir nėra, bet čia yra blogas įprotis. Gal viskas yra gražu. Gal viskas vyksta taip, kaip ir turi vykti. Gal viskas yra numatyta, gal niekas nenumatyta. Nežinau. O tu tiki likimu? Likimu? Reikia jo tikėti, jeigu viskas įvyko taip, kaip tu nesprendėjai. Taip Cervantesas rašė, kad viskas yra jau parašyta ir ta prasme apie tave ir tu čia daryk, ką nori, vis tiek bus taip, kaip parašyta. Jo. Tai reiškia, visą savo gyvenimą, ar aš pats tai pasidariau, kažkiek tai lyg tai pats, bet kartu yra toks jausmas, kad tarsi specialiai buvo duota, taip va čia, va tu eisi va šituo keliu. Tu nematysi kitų kelių ilgą laiką, tu eisi šituo, ten griūsi, ten kelsis, ten vėl griūsi, ten vėl kelsi, o ten norėsi pasikelti, o ten vėl griūsi, o ten kelsi, o čia gims tau sūnus. Ar aš tai pats suplanavau? Tai, galima sakyti, tu pažiūrėjau, ką tu pats darėjai. Jo,
tarsi pats. Tai tu esi durnius, kad taip darei? Nu, lyg tai ne. Tai kodėl taip darei, taip durnai? Kas vertė taip daryti? Jeigu kiekvienas tai pagalvotų, kaip yra, sako, kiekvienas žmogus, matyt, sakė, viešpatie, už ką man visą tai? Nu, už ką man visą tai? Sako, tuo metu reikia gerai prisėsti ir pagalvoti, už ką tau visą tai. Ir tada tau ateis mintis, kad tu dar lengvai įsisukai. Tada nusiraminsi, dar tu lengvai įsisukai. Už ką? O šiandien kokia tavo diena bus? Šeštadienis? Šeštadienis šiandien, jo, laisva, visiškai. Ką veiksi? Nieko, skaitysiu, pažiūrėsiu filmą. Aš nepamenu, kada filmą žiūrėjau. Nepamenu. O jeigu rimtai? Jo. Turbūt grįši dabar, reikės su vežimėliu eiti į mišką. Ne, dabar į mišką išėjo žmona, užmigdė. Dabar turiu grįžti, reikia jai kažką dar valgyti, pasidaryti, kažkaip mum abiem, kažkaip. Atima visą laiką, atrodo, kas čia, kur tas laikas dingsta, bet atima jau. Tai dabar dienos bėga greičiau ar lėčiau? Dienos eina labai lėtai, nesulaukiu 7 valandos, kada jisai pradės migdytis. Jau atrodo įsimiegosi, bet jisai užmiega, reikia tą padaryti, dar tą padaryti, dar tą padaryti. Ir žiūrėk, tu jau praleidai dar porą valandų ir tada reikia keltis anksti 6 valandą. Dar leidžia man pamiegoti. Iš tikrųjų, žmona tai neįsimiega. Atima laiką visiškai. Jo, nemačiau filmų. Televizoriaus neįsijungiam. Arūnai, man atrodo, reikia tave paleisti namo, ne? Jo, paleisti mane namo. Nežinau, ką čia tau prikalbėjau. Tai ačiū tau labai, kad... Bet tai toksai pokalbis, taip, nieko konkrečiai kaip ir neėmiau. Taip tokia įspūdžiai. Tai ačiū tau labai, kad atvažiavai. Ačiū tau, kad pakvietei.